Na kągi, mano pagaliau pirmasis video, kuriame naudosiu tekilą. Turiu kaip tik nusipirkęs gerą tekilos butelį ir tikrai galiu save vadinti fanų geros tekilos. What do you want it to be? Tequila. It's got to be something other than tequila. What's your favorite word? Tequila. No shit. What's your favorite food? Frozen tequila. What's your favorite color? What color is tequila? Na, šiandienos video apibūdinsiu taip. 2 skirtingi laikotarpiai, 2 skirtingos atsiradimo istorijos ir visiškai 2 skirtingi skoniai, bet vienas ir tas pats kokteilio pavadinimas. Tai įsitaisykit patogiai, bus įdomu, nes kaip visada jūsų laukia istorija, receptas, kokteilis į barą. Tai sveiki mano YouTube kanaliuko prenumeratoriai, Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Su jumis vėl kaip visada aš Aurimas ir šiandien jums papasakosiu apie populiarų kokteilį Tequila Sunrise. Tikrai dauguma turbūt šį kokteilį žino dėl tarpusavėje gražiai susipynusių raudonos ir geltonos spalvų, bet originali Tequila Sunrise atrodė visiškai kitaip ir buvo visiškai kitokio skonio. Tai šiandien aš pagaminsiu 2 Tequila Sunrise, jas paragausiu, palyginsiu, bus iš tikrųjų įdomu. Tai gali, manau, pradėti. Na ir kalbant apie Tequila Sunrise kokteilio atsiradimo istoriją, iš pradžių paminėsiu tai, kad savo populiarumo piką šis kokteilis turėjo 8 ir 9 dešimtmetyje 20 amžiaus. Tai pavyzdžiui, 1973 metais tokia žymi muzikos grupė The Eagles buvo išleidę dainą su pavadinimu Tequila Sunrise. Toliau po 15 metų, tai 1988 metais buvo išleistas filmas su pavadinimu Tequila Sunrise. Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Tequila Sunrise, Raul Julia, written and directed by Robert Towne. Na, o pats Tequila Sunrise kokteilis buvo išrastas 20 amžiaus 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Tai tame laikotarpyje Tequila Sunrise kokteilį sukūrė 2 barmenai, Bobby Lozov ir Billy Rice. Tai jie dirbo The Trident restorane, kuris buvo Sausalito mieste, Kalifornijoje. Prie mano minėto Tequila Sunrise populiarumo prisidėjo garsi muzikos grupė Rolling Stones. Ir istorija buvo tokia, kad į Trident restoraną, barą, kuriame dirbo mano minėti barmenai, 1972 metais užsuko Rolling Stones grupė. Na ir vienas jos lyderių, tai Mick Jagger, priėjęs prie baro, norėjo užsisakyti margaritą kokteilio. Bet Bobby Lozov ar Billy Rice, vienas iš tų mano minėtų barmenų, jam pasiūlė pabandyti Tequila Sunrise kokteilio. Jis pabandė, jam labai patiko. Šio kokteilio pabandė ir kiti grupės nariai, jiems taip pat labai patiko. Ir tais metais, tai 1972 metais, Rolling Stones būtent darė savo muzikinį turą aplink Ameriką. Ir turo metu jie užsisakinėjo būtent Tequila Sunrise kokteilį. Ir taip šis kokteilis išpopuliarėjo. Bet aš čia turėjau omeny tą Tequila Sunrise kokteilį, kuris yra gaminamas iš apelsinų sulčių grenadino sirupo, kur būtent persipina geltona ir raudona spalvos. Bet originalus Tequila Sunrise kokteilis buvo pagamintas kur kas anksčiau. Čia turim keltis maždaug 30-40 metų atgal į 20 amžiaus 4 dešimtmetį. Tai toks asmuo vardu Gene Sulit, Arizona Biltmore viešbutyje ir išrado originalią Tequila Sunrise. Na ir istorija buvo tokia, kad vienas viešbučio lankytojų paprašė kažkokio tai gaivaus, skanaus kokteilio, kuriuo galėtų mėgautis prie baseino. Na ir Gene Sulit, tas asmuo, sumaišė tekilą, juodųjų serbentų likerį, įpylė šiek tiek laimo sulčių bei sodos vandens. Ir tai buvo pirma originali Tequila Sunrise. Išgirdot Tequila Sunrise kokteilio istoriją, netgi 2 istorijas,
O dabar, kaip visada, eime gaminti kokteilių. 2 kokteilių. Taigi 20 amžiaus 4 dešimtmečio tekila Sunrise. Jums reikės tekilos, juodųjų serbentų likerio, šviežiai spaustų laimo sulčių bei sodos vandens. Į kokteilinę pilame 45 ml tekilos, 15 ml laimo sulčių bei 30 ml juodųjų serbentų likerio. Pripildome kokteilinę ledukais ir gerai paplakame apie 8 sekundės. Tada į stiklinę pridedame ledukų ir supilame kokteiliniai suplaktus ingredientus. Ant viršaus užpilame sodos vandens. Ir keletą sekundžių su šaukštu viską pamaišome. Na, o dabar 20 amžiaus 8 dešimtmečio tekila Sunrise. Jums reikės tekilos, grenadino sirupo bei šviežiai spaustų apelsinų sulčių. Tai į stiklinę pridedame ledukų, pilame 60 ml tekilos, tada 150 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių bei naudodami baro šaukštą pamažu atsargiai pilame 15 ml grenadino sirupo. Viską šiek tiek keletą sekundžių pamaišome. Ir štai turime 2 skirtingus tekila Sunrise kokteilius. 2 tekila Sunrise kokteiliai 20 amžiaus 4 dešimtmečio ir 20 amžiaus 8 dešimtmečio. Tai galbūt pirmiausiai pradėsiu nuo ankstesnio, tai yra nuo originalaus varianto. Gerai, ragaujam. Visai neblogai. Tikrai gerai derinasi. Tekila, krem de cassis, tai yra juodųjų serbentų likeris ir šviežiai spaustos laimo sultis ir dar toks gaziukas nuo sodos vandens. Gerai, o dabar 8 dešimtmečio 20 amžiaus tekila Sunrise. Gerai, ragaujam. Šitas variantas kiek saldokas, bet tikrai gan neblogas. Dar kai kurie geria ir be šiaudelio, nes yra sakoma, kad būtent šį tekilos Sunrise kokteilį gersi be šiaudelių, iš pradžių jausi daugiau tekilą su šviežiai spaustom apelsinų sultim, o vėliau geriant vis daugiau ir daugiau, siekiant jau stiklinės galą, pasijaus saldumas nuo grenadino sirupo. Tai va, irgi visai neblogas. Tai jei reikėtų pasakyti, kuris skanesnis. Na, aš sakyčiau galbūt originali tekila Sunrise, nes iš tikrųjų, gal turbūt vien dėl to, kad pirmą kartą, kai pabandžiau krem de cassis, tai yra juodųjų serbentų likerį, iš tikrųjų man labai patiko, tikrai jį labai pamėgau, tai gal dėl to didesnės simpatijos būtų originaliai 4 dešimtmečio tekila Sunrise. Na, bet kokiu atveju visai neblogi kokteiliai, bet tas saldokas jo nuo grenadino sirupo. Na va, tai šiandien tiek, draugai. Tikiuosi mano video patiko, kaip visada. Jei patiko, nesidrovėkit, dalinkitės, spauskit patinka ir nepamirškit, mane kaip visada galite rasti YouTube Aurimo baras ir užsiprenumeruokit mano kokteilių kanaliuką. Tai visiems geros dienos ir iki susimatymo. 2 kokteiliai, tai ką man dabar su jais daryti, ką reikės išgert? Žmona darbe, vaikai mokykloj, pietus, pats tas, ane? Gerai. Nu ateikit, gražuoliai, pas mane. Einam.